Sveiki, mano vardas Karolis Tankūnas ir sveikinu tave, kad paspaudei šią nuorodą. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie šiuolaikinę mitybą ir tai yra mano nemokamas seminaras tau. Šis seminaras truks apie 20-30 minučių ir aš pasistengsiu aptarti temas, kurios susijusios su mityba, kaip dirvožemis yra susijęs su mityba ir tai, ką valgome ir taip, kaip jaučiamės, šiuolaikinė maisto pramonė, kas toks buvo Westonas Price'as, kokius tyrimus jis darė, aptarsiu 4 pačius prasčiausius maisto produktus, pakalbėsiu ir apie tai, kaip keičiasi žmogaus fiziologija, kas liečia mitybą. Po to mes pereisime prie idealiausios dietos, kaip ją rasti. Pakalbėsim taip pat apie prancūzišką paradoksą. Man svarbu ekologiška ir pramoninė maisto industrija ir kokie sprendimo būdai. Tai kai aš matau 2 paveikslėlius, kai matau, kad kai žirafa valgo lapus, o kai liūtas valgo mėsą, man asmeniškai viskas labai susistato į vietas, kokie turėtų būti žmogaus maisto ir mitybos poreikiai. Mes šiandien turim daugiau virš 4000 knygų ir įvairiausių šaltinių, kaip turėtų atrodyti mityba. Bet tuo pat metu man atrodo ir tiesiog ką matau, kad žmonės yra labai pasimetę, kas liečia mitybos įpročius, nors šita PowerPoint'o skaidrė, kurią pasidalinsiu, man indikuoja ir rodo, kaip viskas turėtų būti paprasta, bet kaip žmonės padaro mitybą sudėtingų dalykų. Tai tikriausiai vienas iš mano pagrindinių punktų ir esmių šiame seminare būtų išsiaiškinti ir išsklaidyti tuos mitus, kad jūs galėtumėt labai gerai atskirt ir suprast, kokie yra jūsų individualūs mitybos poreikiai ir net ir paklydę, nes kadangi mes turim ir gimtadienius, ir šventes, ir vestuvės būna, ir ten dažniausiai mūsų mitybos įpročiai pasikeičia ir tai yra visiškai normalu. Tai mano užduotis yra tokia, kad kai mes žinosim šitą pagrindą savo mitybos poreikių, tai mes lengviau galėsim po tų paslydimų sugrįžti į savo ritmą. Tai aš noriu pradėti nuo gyvenimo rato. Pats unikaliausias ir labiausiai mane stebinantis dalykas kaip trenerį ir mitybos specialistą yra, kad apie dirvožemį nieks nemokino švietimo įstaigose, seminaruose ir aš tik išmokau to dalyko studijuodamas Czech institute ir anksčiau galbūt nesusimastydavau. Ir man tai viskas kalba apie ekologišką maistą. Nes jeigu mes turim prastą dirvožemį, mes turim prastos kokybės augalus, kadangi gyvuliai valgo augalus, o žmonės valgo tiek gyvulinės kilmės produktus, tiek augalus, tai gaunasi nesveikas žmogus. Tai mano mokymų esmė yra nerti giliai ir suprast dirvožemį, kad jeigu mes turėsim nualintą dirvožemį, mes turėsim galų gale ir nualintą žmogų. Todėl, kai žmonės sako, kad nėra skirtumo tarp oi, čia ekologiška, čia galima labai greitą etiketę nusipirkti, užklijuoti, viskas labai paperkama, bet kai tu valgai kažką, kas yra užauginta iš ūkininko, tarkim, ar tai būtų augalinės ar gyvulinės kilmės maistas, man bent jau asmeniškai labai greit pasijaučia skirtumas. Tai aš, būdamas treneriu, visada savo mokiniams ir žmonėms, su kuriais kalbuosi, ir pats savo kartoju, kad ekologiškas maistas yra super svarbus dalykas.
kadangi aš vadovaujuosi tokia sistema, kad raumenys ir kaulai yra apačioje pagal mūsų išgyvenimo sistemą, tai mityba, kaip mes atstatom savo organus ir kitas sistemas, žymiai daugiau turės prasmės ir daugiau įtakos taip, kaip mes jaučiamės. Taip, kad tas gyvenimo ratas prasideda, mūsų mityba prasideda nuo sveiko dirvožemio. Jeigu mes remsime tos ūkininkus, kurie myli dirvožemį, puoselėja dirvožemį ir nesistengia naudoti tiek daug trąšų arba stengiasi minimaliai naudoti trąšų, tai mums bus pats geriausias variantas pasirinkti tokią mitybos tipą. Tai mes dažniausiai parduotuvėse esame atakuojami gerų maisto pramonės industrijų marketingo žinučių, kurios bando mus įtikinti, kad ta višta, kurią mes matome pirkdami kiaušinius ant pakuotės, ir gyvena taip ir atkeliauja vištos iš tų kiaušinių. Jos tiesiog ganosi lauke, valgo žolytę ir mėgaujasi gyvenimu. Na, iš tikrųjų, tai daugelis vištų atkeliauja iš didelių fermų, kur tos vištos neturi labai daug vietos. Dažniausiai tos vištos turi tiek vietos, kiek yra, jos praleidžia praktiškai visą savo gyvenimą ant A4 popieriaus lapo tipo vietos. Lietuvoje yra tokia organizacija, ar buvo tokia organizacija Tušti narvai, tai 2017 metais jie padarė tokią dokumentiką, kaip auga narvuose laikomos vištos, ir tai tikriausiai nėra pats įdomiausias dalykas ar pats smagiausias dalykas žiūrėti. Taip pat žinom, kad daug antibiotinių medžiagų yra panaudojama paukštininkystėje. Apie 11-13 tonų. Bet mes galim labai ilgai šnekėti taip, kaip viskas vyksta, bet kadangi susirinkom čia ir turim tam tikrą laiką, aš noriu pasidalinti tokiom konkrečiom žiniom su jumis, kad jums būtų naudinga ir įdomu. Tai buvo toks mokslininkas Westonas Price'as, angliškai Weston Price. Jis virš 20 metų keliavo po pasaulio šalis ir tyrė tai, ką valgė vietinės bendruomenės. Ir per tuos 20 metų jis gyvendamas ir tirdamas vietinės bendruomenės pastebėjo, kad tie 4 produktai – baltas cukrus, balta druska, balti pasterizuoti pieno produktai ir balti miltai ir jų produktai per kelias kartas, tai reiškia labai greitai sukėlė net fizinės degeneracijas mūsų kaukolėje ir fiziniuose kūnuose. Tai Westonas Price'as teigia, kad vietiniai gyventojai, kurie maitinosi natūraliais produktais ir nevartojo tų paminėtų 4 baltųjų produktų ar baltųjų mirčių, tai baltas cukrus, balti miltai, balta rafinuota druska, baltas pasterizuotas pienas, galėjo pasigirti puikia kaulų ir dantų būklė. Taip pat šių gyventojų kaukolės buvo labai gerai išsivysčiusios. Taip, 2002 metais pasaulyje buvo rastos, buvo galima pamatyti virš 4000 knygų apie mitybą. Tai kaip mums būtų idealiausia rasti savo mitybos tipą. Tai mes dažniausiai skirstom maisto prieinamumą pagal mūsų geografinę lokaciją. Tarkim, mes, jeigu gyvenam
daugiau poliariniai zonoje, kur žiemą turim dirvožemio įšalą, tai reiškia, kad negalim auginti tiek daug augalinės kilmės produktų ir mūsų kūnai galbūt yra išsivystę daugiau gyvulinės kilmės produktams. Tai aš dažniausiai sudarydamas mitybos ir gyvenimo būdo planą skirstau mitybą į 3 kategorijas ir apskritai žmonės į 3 kategorijas ir po to jau galima aiškintis, labiau gilintis tas kategorijas. Tai yra poliarinis tipas, mišrus tipas ir ekvatorinis tipas. Tai žmogaus poreikiai yra tokie skirtingi ir aš kažkada žiūrėjau Suomijos sveikatos ministerijos rekomendacijas ir rekomendacijos buvo, kad vidutinis suomis turėtų suvalgyti per savaitę apie 11 patiekalų, kurie turėtų grūdinių kultūrų. Nors Suomija esanti geografiškai šiauriau ir turinti dar netgi atšiauresnį klimatą, jos žmonės tikriausiai pristaikė prie daugiau gyvulinės kilmės produktų. Tai visa tai rodo, kad rekomendacijos, kad nepamirš suvalgyti 4 vaisius ir 3 daržovės ir 5 riekeles duonos per dieną, yra visiškai neatitinkantis realybės ir mūsų poreikių. Taip, prancūziškas paradoksas yra toks atvejis Prancūzijoje, kai žinoma, kad prancūzai valgo daug sočiųjų riebalų turinčių maisto produktų, tai sviestas, kiaušiniai, sūris, grietinė, kepenėlės, mėsa, paštetas. Bet taip pat yra įrodyta, kad prancūzai kur kas rečiau kenčia nuo širdies ligų lyginant su kitomis valstybėmis. Turi žymiai mažesnį mirtingumą ir ypatingai mažas mirtingumas yra tose regionuose, kur sotieji riebalai yra plačiau vartojami. Tai šis fenomenas prieš kokius 5 ar 10 metų pritraukė nemažai dėmesio ir buvo pavadintas prancūziškų paradoksų. Tai kalbant apie maistingumą, tiesiog standartiniuose maisto produktuose, ne ekologiškose, tai mes matom, kad maistinių medžiagų pasikeitimas daržovėse ir vaisiuose lyginant su prieš 50 metų buvusiu maistingumu tiesiog sumažėjo 60, 80, 20%. Tai, kad paimčiau tiesiog paprastą pavyzdį, tai kad gautume tokią pat maistinę vertę iš vieno kopūsto prieš 50 metų, šiandien turime suvalgyti 20 tokių kopūstų. Nesu visada ekologiškų maisto produktų šalininkas ir tikrai žinau, kad maisto industrija žaidžia ties tuo prekės ženklu ekologiškas ir dažnai tai gali būti tas marketingas išnaudojamas ne kliento, ne pirkėjo naudai, bet aš vis tiek esu įsitikinęs, kad tie maisto produktai mums yra žymiai naudingesni ir vertingesni. Britanijos dirvožemio asociacija 2001 metais paskelbė 21 metus darytą tyrimą apie tai, jog mikroorganizmų kiekis ekologiškose ūkiuose buvo 85% didesnis negu neekologiškose ūkiuose. Ką tai reiškia? Kad tas sterilumas, ta vadinama tvarka pramoniniuose ūkiuose ne visą laiką prideda mums maistingumo ir vertės. Tai reziumuojant, ekologiškas maistas ir vitaminai visada turės daugiau
gyvybinės energijos, svarbu atsirinkti kilmę ir kokybę, atrasti patikimus ūkininkus ir partnerius ir ekologiškų maisto produktų tiekėjus. Perdirbtas, supakuotas maistas yra miręs, todėl toks maistas atima mūsų gyvybinę energiją mums pavalgius ir mes jaučiamės, kad mums kažko trūksta. Tarkim, pavalgo maisto produktą ir jaučiam, kad arba norim miegot, arba mums reikia kavos. Tai jeigu tas maistas turi mažiau gyvybinės energijos negu pats žmogus, tai šiam maistui reikės pasitelkt ir panaudot, tai šiam žmogui reikės pasitelkt ir panaudot savo kūno energiją, kad suvirškintų maistą. Taip, jei turėtumėm pasirinkimą, tai visada turėtumėm pasirinkti sertifikuotus ekologiškus produktus, bet kadangi mes gyvenam tokioj geografiniai zonoj, tai mums geriausias pasirinkimas yra sezoninės ir vietinės kilmės produktai. Idealiausia būtų kategorija nepurkšti, užauginti be chemijos produktai, po to žemiau eitų vietinės kilmės produktai ir galų gale pramoniniu būdu užauginti produktai ir mėsa. Tai kalbant apie sprendimo būdus, aš labai noriu akcentuoti, kad kiekvienas žmogus tikrai turėtų norėti sužinoti savo metabolinį tipą. Tai metabolinis tipas išaiškina labai gerai jūsų individualius mitybos poreikius ir kiek esu sudaręs mitybos planų, kai žmogus išsiryškina savo metabolinį mitybos tipą, jis visada jau žino tą fundamentą ir pamatą, nuo kurio jis gali atsispirt ir kas jam yra